dar vienas stogas. Aišku, ant rato automobilis atsistoja, tikėsimės pilotui viskas gerai. Pirmauja Giedrius Stonys. Karolis Motuzas išorė mėgina lenkti 454 numeris Paulius Kiudis. Įvykus avarijai sportininkas privalo nedelsiant palikti automobilį, jeigu jis to pats negali padaryti, paprastai padeda. Ir laukti, kuomet baigsis eilinis finalinis važiavimas. Karolis Motuzas spaudžia Giedrių Stonį. Iki finišo Giedrius Stonys 107, Karolis Motuzas Mega Motorsport su Honda Civic 2. Atsilikimas nėra didelis, trečioje vietoje 37 numeris Tomas Trodianis ir jį vidu labai agresyviai mėgina lenkti. Nepasiseka 450. Galima sakyti, identiški automobiliai, identiškos galimybės. Mėgina laikytis Karolis. Visą trasos perimetrą. Labai sėkmingai, po to priešinės formos staigiai galima šį manevrą būtų taip. Na, atstumas labai. Karolis Motuzas vėlgi viskas pastatyta ant kortos. Arba būsi antras, arba gali ir atsidurti ant stogo. Prasme, nors važiuoja toliau, bet porcija automobilis perspekint kiek įmanoma anksčiau.
Lenkimas draudžiamas. Mažinam važiavimo greitį. Padangą pametė. Tas numeris ir tai yra Rokas Stankūnas. Na, patikėkit, patys matote, šie vyrai gali važiuoti ir su vienu ratu. Na, netoli nuvažiavo, vis dėlto. Ratas. Geltonos vėliavos. Na, sportininkai patyrę, profesionalai ir analizuojamas ženklus. Paulius Vidis iš automobilių Sokolo Šilalė. Bet nepastebėjau, dar vienas pilotas paliko trasą, taip 7-3 Romas Stankūnas.